Labas, tai šiek tiek, manau, kad daromės pirmadienį mitą, šiek tiek pasitart. Gal išeitų panaudoti tos pačius blokus, nes nesinori ir perdarinėti tiek daug, bet iš esmės tai čia tai puikiai viskas. Mes turime, šitas yra jėga, bet yra toks dalykas, kad mes turime produktą ir tas produktas turi versijas. Tai vad, kaip pavadinkim, yra ATK nuotekų valoma įrenginiai su integruoto orapūte. Ir tada yra AT6, AT8, taip toliau. Ir mes turime čia tokį kaip ir bendrinį peidžą, ne? Ir tada įėjus į kiekvieną tai bendrinis, jisai yra dabar toks pat ir kiekvieną kartą įėjus į vidų, čia turi būti ATK 10 aprašymas, komplektacija tikėtina vienoda, specifikacija pasikeičia visų. Ir vėl gali vaikščioti per tuos modulius. Tai čia tokia mintis ir buvo. Tai pasitarėm ir pasikalbam, kuo man tikrai reikės pagalbos, tai kaip visus užvadinti ir tos modelių kokios serijos ir jų nuotraukų ir visos info apie juos. Tai šitą Augustė tai yra lentelės ir panašiai taip toliau, bet pavyzdžiui aprašymai, nuotraukos Augustė man biški ten ne visos tinkamos atrodo. Šita nuotrauka, kaip suprantu, visam yra vienoda, visai ATK serijai tai viena nuotrauka. Pas mus čia yra, nu tai gerai, čia aprašymas, pridėti 3 laukus, viskas ok, čia kad galėtum į lauką dar nuotrauką įsidėti ok, čia specifikacijos, čia iš karto 3 eina, KS, KM, KL, tai vat aš nežinau, ar čia turi jos visos 3 eiti ir tada tas modelis su ta info. Nu tai komplektacija, dasideda papildoma komplektacija. Šito nebuvo, kas čia yra ir kaip jinai tiesiog turi prisiskirti iš komplektacijos elementų, ką galima dar papildomai prisidėti, ne? Čia tai viskas ok, tas blokas. Šitas blokas, jis yra tas pats, kas šitas realiai, kad pereiti į kitą bloką. Tai aš galvoju, gal čia nereikia žiūrėti visų, tada jos ir reikia dėlioti visus. Bet tada klausimas, ar šitokiu dizainu, ar nedėliojam tada tą lentelę, kuri kartojasi visur. Nes tada besikartojanti lentelė kaip ir geriau. Nu, nežinau, nu čia tokia, aišku, aš galiu padaryti. Čia ne kosmosas, bet kokiu atveju, nu, vat, būtų gerai susiskambinus apsitarti. Tai perbėgti šiek tiek, kas man labai aktualu, tai vat šita struktūra yra kokia. Ir kiek joje kaip info. Tai vat aš noriu pasižiūrėti, bent jau susidėti pagrindinius tuos, paskui tas variacijas tai galėsim susikopijuoti, bet esmė, kad įsidėti pagrindinį produktą ir jo ten 1 ar 2, 3 variacijas, nedaugiau ir pasižiūrėti, ar viskas bent jau veikia ir apsijungia, o tada jau sudėti tas visas likusias mažas variacijas. Tai va, tai aš nuo vidinio produkto žodžių kažkiek norėčiau, taipogi, va, klausimas. Čia yra, kai yra AT6K, ne? Tai va, kai tu nueini į AT6, kur dabar tas? AT6 turbūt čia K turi būti, va šitas, ne? Bet produkto pagal struktūriškai, ne, yra produktas ir jis turi savo vaikus, tai yra variacijas. Tai dabar, kai mes čia nueinam, tai čia jau yra produkto variacijos vidinis, bet ne bendrinis page. Tada koks turi būti bendrinis page, kas čia tada bendriniam turi būti parašyta. Bendriniam tu negali rašyti gyventojų našumo, nes jis yra nuo ten 6 versijos iki 10. Nu, tai aišku, čia smulkmena, čia galima tiesiog šitų blokelių nerodyti ir panašiai, bet aš ką noriu, tai kad tiesiog apsitarti šitus dalykus, nesinori vėl perprogramuoti.